Tai yra jaučiu bus žaibys. Benai, kūriam. Kūriam. Palako dabar pažiūrėm. Benas chimičina kažką, bet užkūrė. Atleis dabar. Ar laisvų nedirba? Tai gal pareguliuotis? Tai seiklas. Na, atleisiu, tai tiek. Gerai, gerai. Ai, ne, dirba. O taip su... Jei duot, kurva, kaip į vandenį, bet lyg plaukia. Ir plaukia, žiūrėjau. Kaip ir kūręs Volvo, bet ne taip, kaip mes norim, nes Volvo kūręs su senuoju kompu tik tai. Tai kūręs su 2-3 pagrindiniu kompu ir 2 litrų ta mikroschemytė. Tai ta mikroschemytė čia, žodžiu, man kol kas pisa protą, bet dabar apkatui prasukti bus pohui. Prasuksim apkatą, nes afarą padžiau dabar riebus. Svarbu, kaliesa nebūtų, riebų tai leibūn, man tai pohui. O nuose gal immobilizeris, gal dar kažkas. Tai žodžiu, dabar vat, renkam snukį, o pavyzdžiui, čia tas teleks, šitą vietą. Jinai yra minkšta tokia jau, jinai... Ai, kurva. Žodžiu, jinai čia jau tokia pavargus. Nes anoj pusiai, tai viskas standžiai. Tai žodžiu, mes čia laipiojant vis atsiremdavo, žinai, bum, bum, bum. Ir čia matus netgi išlinkė. Tai žodžiu, va tai va bus patiesinta iki kiek reikia. Nu ką. Viskas kažkaip iš tikrųjų, biškai jau pavargau. Nieką su Radiku kažkaip rimta, taip ir nebepadariau šiandien. Biškai sėdėjau, galvojau, kaip čia ką padaryti, bet nahui. Tai viskas. Tai šiandienai miegojimo vieta yra va čia. Čia yra, pavyzdžiui, kitos Volvos detalės. Senoji turba, sėdynė Volvos. Būstinės, žodžiu, virtuvėlė mūsų sandėliuks. Ir čia yra sofkelė. Tai va, būstinė motel tiesiog. Žodžiu. Tokie reikalai. Good morning, people of the YouTube. Ką jūs darot? Aš tai va, atsikėliau, Modestas atvarė kaip tik irgi. Pirsam obuolių sulčių iš Sloviką. Ir einam dirbt. Va čia yra piktas kontentas. Modestai. Ble, čia TikTok laiveriai tokius daro. Nu, tavo kaip pažiūrė dar tas pečius koklinis. Jau žinai kaip tas chronius, kur gyvenė, kur Bibi žino kažkokioj subiniai. Aš taip tikiuosi, pavyzdžiui, kad Volvo pamiegoja ir atsigavo ir pradės su 2-3 kompų kurtis. Būtų fainiai. Bet šiaip iš esmės tai einam. Iki Akadės norėčiau padaryti Radiką. Tai dabar yra, šiaip ilgai pamiegojau, yra po 10:04. Ta sofa būstinės biški trumpa, bet įmanoma miegoti. Tai karočią, let's come on, yeah. Svarbiausia yra užsidėti virinimą kaukę. Vis, pažiūrėk, didėlį. Žodžiu, šiaip tai čia konstruojam televizorį, radiatorę laikiklį. Va šitam visam sumuštekui, ten interkuleris, Radikas, kur atsimenat, Benas spardė tokį puvėką, tai mums dabar reikia sukonstruoti naują. Tai va. Bet tikrai apsimokėjo, kiek mums patogiau dabar yra, buvo dirbti visą motorą dėti be jo, tikrai apsimokėjo.
Taip, tai pagaminom, čia kur ryte rodėm, kad gaminsim tą nesąmonę, tai va, pagaminom laikiklį, ką tik nudažėm, dabar reikia eiti papietauti, tai čiumpam šitą ir einam pietukų daryti. O pietum turime mes ką? Opa. Nu. Va, pasidarėm raidį. Tuoj paladžiam iškai. Va. Žodžiu, čia šiaip radix yra tinkantis ir 9-kiam ir V7 volvekam. V7 pirmos kartos. O ten yra automatą, man atrodo, pašildim dėžės kažkokia tokia nesąmonė. Dėl to yra 2 papildomi išėjimai. Dabar mes, kadangi neradom jokių zagluškių nieką, tai galvoju daryti zagluškę, tipo tiesiog maut, tipo tokį trumpą ir varštą įmaut. Bet galvoju vis tiek mažesnis slėgis bus, jeigu kad nepūstų lauk, o jie tarpusavį vaikščiotų ir viską. Tai čia, aš tai manau, kad čia yra pocha. Viskas čia bus gerai. Ką Lukas? Ką Modestas geriau? Modestas geriau papasako. Apsisu kamerą į save ir papasako. O, blėt. Darova. Renkam Volvo, renkam Volvo. Šiandien pirmadienis. Liko kiek dienų? Ne, palauk, iki penktadienio. Nedaug liko. Nedaug. Ar užsikūrė? Nu, sakė Bakūriui, kad ne, bet aš manau, kad baudžiūniškų rankų ten tik reikėjo. Ką baudžiūnis moka padaryti? Čia jau reikia. Žiūrint, kurioje srityje. O kurioje geriausiai? Čia žinai. Kam suprast? Kam? Blet, kaip... Palauk, Modestas, eik. Jau žinai, čia... Palauk. O iš kur čia gavai tą kepurę? Baudžiūnis Motorsports. Išdavė. Išdavė? Direktorius aprangą O išdavė. kiek kainuoja? Po 20 pinigų kainuoja kepurės. O kur tie nueina mano pinigai, kuriuos aš tau duodu? Į radiatorių nuėjo 6 kepurės, pavyzdžiui. Į kur čia, plaukas čia dar? Į išmetimo kolektorių nuėjo 3 kepurės. Į turbo šlangą nuėjo tepalo 2 kepurės. O kiek iš jų išleidai valgydamas? Mažai. Alų išleidau daugiau. Daugiau kepurių šiaudų. Daugiau kepurių šiaudų. O kam dar leidai pinigus? Kūrui. Kur važiavai? Į koncertus visokius, visur važiavau. Vasara yra. Matai, kas yra, turi suprasti, kad gyvenime yra ne tik mašina. Yra daug kitų Ja, veiklų. tai tu bybį ir nepadarai tos agluškės? Da, ne. Kas čia per bybis, kurva? Benai, ar tinka tau planas zagluškė? Silikoniuko ir varšta. O. Ta prasme, jinai nėra svarbi, čia slėgio nėra. Va tai va, vaikštom ant tokių va. O Pereini į kitą zoną. Tai va, blet, bardakas žiaurus. Bet užkūrėm Volvo, reikia jau birbint. Nu, tipo, prakaituojam, tai va ant tiek va bardakas garaže. Va, čia net nebežinau, kur kojas dėt. Bet, nu, dirba. Bauda irgi visą laikas rimtas. Bus rimti vidakai. Pas rimtus bachūrus salonės lėgi rodo. Pas baudžiunių pakapot. Net po čia galvos skausmą tokia. Jungiu kamerą, nes čia belekoją, stumyklą atidaryto karočią. Ne, viskas, jau bandysim išsivalyti volveką lauk. Pirmą išsistumsim, šitą pirmą išstumsim. Kasparo daiktą. Ir tada išstumsim šitą daiktą. Ble, bet kiek dahuoja čia tų šlangiukų, kujukų. Jo, norėt paslėpti viską, Nu. ne? Nu, žodžiu, tai dar reikės tvarkyti čia tą engine bay. Taip, gerai einam stumt. O, dar vieną Volvo reikia stumt, va, kaip vyrai stumia. Gerai. O, Pasiparkavo. dabar išvažiuos pagrindinę Volvo.
veikia, viskas veikia, blėt. Jinai važiuoja. Debra, jinai važiuoja.